Tikroviškai aš pasakyčiau taip. Tik tai, kur jie rodė, kad ten vaikus paėmė iš teatro, tai čia jau netatinka. O kad sunkvežimį išvežė? Sunkvežimį išvežė, taip. Iš tikrųjų, Šaino akcijų metu į panerius buvo išvežti ir sušaudyti keli tūkstančiai vaikų, kartu su motinomis ar abiem tėvais. Bet vien vaikų pilni sunkvežimiai myriop išdardėjo ne per Šaino akcijas ir juolab ne iš teatro kaip filme. Baisiausias masinis vaikų pagrobimas vyko jau likvidavus getą paskutinėse žydų darbo stovyklose. Kai darbininkai išėjo į fabrikus, jų vaikus išgaudė ir išvežė myriop. Ta juoda 1944 metų kovo 27 dieną nebebuvo nei geto, nei Genso. Menas reikalauja sudramatinti istoriją, tai aš tą suprantu. Bet, man atrodo, viskas vyko žiauriau ir kažkaip ne visuomet taip švariai. Žodžiu, kas ligonis, kas ne. Reikia atsiminti, kad kaip ir kiekvienoje kitoj tokioj panašioj situacijoje vyko visokie, reiškia, asmeninių sąskaitų suvedinėjimai buvo ir panašiai. Kai čia, reiškia, tas ir tarpusavio konfliktai. Nebuvo taip, kad Gensas sėdė, reiškia, ir iš karto sprendžia, kas gyvens ir kas ne, taip jau švariai, biurokratiškai nevyksta tokie dalykai žiaurūs. Nors filme apie tai nekalbama, vadinamų stabilizacijos laikotarpiu, kai statistiškai sumažėjo žudynių, šiame kiemelėje įsikūrusioje geto valdžioje įvyko svarbių pokyčių. 1942 metų vidurvasarį štai čia dirbusį ir žydų policijos viršininką Jakobą Gensą vokiečiai paskyrė oficialiu Judenrato ir geto atstovu. Pertvarkius Judenratą jis tapo vienvaldžiu geto vadovu. Nuo tol Vilniaus geto istorija tapo neatsiejama nuo unikalios ir prieštaringos Genso veiklos. Viena vertus, Gensas ir visa žydų policija kolaboravo su naciais, rėmė jų vadinamas akcijas ir vykdė antžmogišką atranką. Naciams buvo nereikalingi nedarbingi, seniai, ligoniai ir vaikai, kurie buvo ne tik veltėdžiai, bet ir tautos prieauglis. Taigi žydų policija pagal šį pirmumą atrinkdavo žmonės myriop. Bet kita vertus, Gensas nacių prioritetais naudojosi ir aukojo silpnuosius, ypač senius, tam, kad darbingi, sveiki ir stiprūs išliktų. Gensas turėjo aiškę selekcijos politiką, kuri buvo, aš sakyčiau, neįžeidžiant žmogaus atminties, amorali logiška. Žodžiu, reiškia leisti naikinti tautos likučius, likučiai, kurie nėra gyvybingi, reiškia seneliai, sakysim, nedarbingi žmonės, taip, kad išliktų bent tas, ta tautos šaknis. Geto gyventojai Gensui ir visai policijai atvirai nesipriešino, neapykantą išliedavo nebent užrašais ant kalėjimo sienų. Bet kartą visgi policija pasmerkė, ne viešai, užtat vieningai. Apie tai filme tėra užuomina, apie tai apskritai retai drįstama kalbėti. Mat naikinant mažesnius getus aplink Vilnių, 1942 spalį Ašmenoje 406 žydų senolius sušaudė lietuviai, dalyvaujant Vilniaus geto žydų policininkams su Genso pavaduotoju Saleku Desleriu priešakyje. Iš Ašmenos į Vilnių apie 30 policininkų grįžo apsunkę nuo pagirių ir nužudytųjų daiktų. Tėvas pasakė, kuomet jie atėjo pas mane į mano raštinę, tai jie traukė iš kišenių visokiausius, kas buvo brangaus, ką jie galėjo dar iš tų žmonių kišenių išimti. Reiškia, jie neatėjo atsiskaityti, atėjo tiesiog padėti viską, ką jie galėjo surasti tenai būdami. Ir kai kurios pavardės, kurios yra tam filme, kaip tik buvo tie asmenys, kuriuos tėvas minėjo. Čia tokia yra labai unikali tragedija, žiauri tiesiog. Ir teko skaityti keletą dienoraščių ir šiaip dokumentų, reiškia, iš žydų literatūros, kad kai grįžo iš Ašmenos tie vyrai, kad buvo baisi depresija. Kito tokio atvejo turbūt nėra. Aplamai vokiečiai neginkluodavo žydų policijos, tik tai lazdomis. Ir šiaip leisti, kad jie dalyvautų tokioje akcijoje, tai čia yra turbūt pati juodžiausia dėmė geto istorijoje, kitaip nepavadinsi. You think I'm a traitor? Say it.
All that matters to me is to do all I can to save more Jews from death. Shame on you! You betrayed Jewish honor! I'm trying to save Jewish blood, not Jewish honor. The Germans wanted 2,000 Jews. I gave them 406 old and sick people. Nothing can justify it, I know. Their blood is on my hands. Žinoma, po Ašmenos Vilniaus gete tokių protestų kaip filme nekilo. Bet Gensas iš tiesų net dusyk atliko viešą išpažintį. Ir šioje scenoje Gensas, kaip kitose kiti aktoriai, kalba tiksliomis citatomis iš istorinių šaltinių. Aš Gensas siunčiu jūs į mirtį. Ir taip pat aš Gensas noriu išgelbėti žydus nuo žūties. Aš Gensas įsakau sprogdinti slėptuves ir taip pat stengiuosi gauti dokumentus, darbą ir naudą getui. Aš skaičiuoju žydų kraują, ne žydų garbę. Kai iš manęs reikalauja 1000 žydų, aš duodu juos, nes jeigu mes žydai neduosime jų patys, ateis vokiečiai ir paims juos jėga. Ir tada paims ne 1000, o 2 daug tūkstančių. Atiduodamas 100, aš gelbėju 1000. Atiduodamas 1000, aš gelbėju 10 000. Nors raudonos vėliavos ir transparantai filme yra meninė fantazija, sprogmenų gamyba Rusiuose visgi gana tikroviška. Pasipriešinimą gete brandino kelios jaunimo grupuotės, kurių didžiausia – ginkluota jungtinė partizanų organizacija JPO, vadovaujama Iciko Wittenbergo, vėliau Abos Kovnerio. Tai Kovneris paskelbė garsų iššūkį – neikite kaip avys į skerdyklą. Bet Gensas, vadovaudamasis savo šaltą logiką, stojo skersai kelio. Jūs norite gelbėti žydus pasitraukiantį mišką. Pasakykite, kiek žydų šitaip išgelbėsite? 100, 200, galbūt net 500. Tie žmonės, aišku, visi bus fiziškai tvirti. Tokie, kokie užtikrina geto išlikimą. Tad jūs norite įsivesti tik juos, o senius, ligonius ir vaikus, kuriuos vokiečiai iš karto likviduos, paliksite Dievo valiai. Aš šito neleisiu. Griežta konspiracija gete buvo neįmanoma. Gensas puikiai žinojo, kad pogrindininkai telkėsi čia bibliotekoje. Kai 1943 viduryje gestapas ultimatyviai pareikalavo išduoti Wittenbergą, Gensas spaudė JPO vadus įkalbėti jį pasiduoti, ir jie tai padarė. Kai 1943 m. rugsėjo 1 į getą įėjo nacių pajėgos, tik vienas JPO būrys pradėjo šaudyti. Sukilimas neįvyko. Priartėjus vokiečiams, Jechelį Šamboimas pradėjo šaudyti. Namas po labai trumpos kovos buvo susprogdintas. Šamboimas žuvo dar prieš tai, gavęs kulką kažkur čia. Žuvo dar 2 partizanai ir kažkiek tai to namo Strašūno 12 gyventojų. Kadangi namas buvo susprogdintas ir buvo griuvėsiai, pradėjo tempti, nacių pajėgos toliau nėjo. Kulkosvaidininkas, kuris buvo šitam balkone, ugnies neatidengė. Gensas įkalbėjo vokiečius, kad jisai surinks reikalingą skaičių darbininkų pats ir vokiečių pajėgos buvo išvestos. Taip, ta akcija truko iki rugsėjo 4, Gensas surinko reikalingą kiekį darbininkų ir sukilimas taip ir neįvyko. Siekdamas prailginti geto egzistenciją nors vieną dieną, Gensas griežtai ribojo visokią nelegalią veiką. Įtariamus ar prasikaltusius tupdė čia, į vidinį geto kalėjimą. O kartą net įvykdė viešą egzekuciją, kaip filme. Tiesa, 1942 birželio 4 kartuvėse atsidūrė ne 3, o 6 vyrai. O tas, kurio nepasigailėjo virvei trūkus, spėjama buvo gestapo agentas. Bet oficialiai tą bausmę Gensas tikrai paskyrė už žmogžudystę. Tėvo, taip sakant, nuomonė buvo tokia, kad jeigu praleisti pirmą kartą, kad už maišą miltų užmušamas žmogus, tai prasidės anarchija kėti, kad didelis čia dalykas. Galima užmušti kitą žmogų ir iš kito žmogaus paimti maišą miltų. Jis pasakė, kad jokių būdų šito negalima praleisti. Iš karto reikia sustabdyti, kad daugiau tokie dalykai nepasikartotų. Vieną pamoką ir tom pasibaigė tas viskas. Vilnius ne Varšuva. Čia geto gatvėse žmonės nekrito nuo išsekimo ir pakampėse nesivoliojo mirusiųjų kūnai. Bet vis dėlto ir Vilniaus gete daugelis šalo ir gyveno pusbadžiu, tad gavę leidimą išeiti į miestą prasimanydavo, kas tik ko galėjo, nešė kaip sugebėjo ir kiek pajėgė.
Štai operos solistė Geto lakštingala praminta Liuba Levicka 1943 pradžioje įkliuvo gestapininkams su maišeliu pupų. Šis epizodas filme ir pjesėje priskirtas dainininkės Chajos personažui. 1 kilo of beans? Who did you buy it from? You didn't buy it. You stole it. You stole a kilo of beans from the army depot. To the wall! March! Tikrovėje dainininkės Liubos Levickos pupų kontrabanda baigėsi nepalyginamai žiauriau nei pjesėje ar filme. Gestapininkai ją mėnesį kalino Lukiškėse ir sušaudė Paneriuose. Filme šito nepamatysime, tačiau liudijama, kad Gensas bandė išpirkti Levicką ir kitus, o ir pats rūpinosi, kad žmonės nebadautų. Buvo nepaprastai